Puikiai padirbėti, Haroldai. Ačiū, ponė. Tik mažoka vietos nusileidimui, ponė. Štai kodėl Sodorui reikia paieškų ir gelbėjimo centro. Kad būtų užtektinai vietos ir erdvės padėti pakliūsiems į bėdą. Tavo nusileidimo aikštelė bus ten, Haroldai. Puiku, ponė. Rocky, tavo pašiūrė bus štai ten. Dar niekada nesu turėjęs nuosavos pašiūrės. O tu, kapitonė, turėsi švartavimosi uostą ir pastogę. Labai tu lauki, ponė. Esu pasirengęs gelbėti žmonės. O čia bus gelbėjimo centro pastatas? Teisingai, Tomai, per patį vidurį. Tai bus nuostabus pastatas. Sukaltas iš tvirčiausių spygliuočių medžių. Juos atplukdys šiandien į Brendamo prieplauką. Tomas ir draugai aiktelėjo. Jie visi buvo girdėję apie spygliuočius. Visų pirma, Tomai, nuveš alpinistą atgal į Napfordo stotį. Tada skubėk padėti Persiui. Yra daugybė darbo. Storasis kontrolierius buvo teisus. Tikrai buvo daugybė darbo. Reikėjo nutiesti naują geležinkelį. Edvardas su Henriu kilnojo sunkius bėgius ir strypus. Džeimsas su Emile gabeno plytas ir skiedinį naujosios stoties pastatui ir peronui. Gordonas ir Tobis puškavo į karjerą parsivežti skaldos, o Tomas su Persiu buvo prieplaukoje. Jie pamatė didelį laivą. Jis buvo iki viršaus prikrautas storų raudonų rąstų. Turbūt čia spygliuočių rąstai. Įdomu, kas jūs nugabens į gelbėjimo centrą? Vėliau visi garvežiai susirinko į prieplauką. Jie norėjo pamatyti, kaip krenkis iškraus spygliuočių rąstus.